jau nebrangusis. 3, 2. Kaip matau, restoranai mane atsiuntė praščiokus. Kepta nebuvo, tai. Nekepta. Kad man atrodo, mes čia susitikom kurti, o negriauti. 10 sekundžių? Taip. Šefas tai man tokį turką primena. Nancy, tu spėjai? Gal. Nedalyvauk, jeigu nesiruoši laimėti. Va, dega kiaušinis, Vincas laksto. Kur mentalė? Kas? Vienas už kitą žodžiu geresnė. Jis gaminamas... Ulys. Nu, nesuprantu, tai kodėl kebabai, ką lietuviškų patiekalų nėra sveikuoliškų? 50. Taip! O ką čia dabar gaminsim, kaip čia kas? Rimai, išjungi keptuvę. Kas 7? Aš buvau sunkiausiai padėti. Kur tik nesu ir čili picoje sudirbęs. Nedėra. Tai čia bus skonį tiesiog nedėra. Ar ragavai pati? Svarbu dalyvauti. Daugiau tikėjausi iš to žmogaus. Kris Vincas. Mėsa buvo neiškepta. Apie ką mes kalbam? Labas. Labas. Tu gal maisto arena? Jo, ar tu? O čia pala reikėjo kažką atsinešti. Man tu sakė pasimti? Man tai nieko nesakė. Ai, tai nieko nepasiėmė? Kažkaip keistai, čia visiems skirtingai. Man tai nepatinka šitas liftas. Aš tai nemėgstu tokių liftų. Kodėl tu nemėgsti? Nežinau, man labai nejauku kažkaip. Labą dieną. Sveiki. Sveiki. Kažkaip labai klaustrofobija tokia prasideda, nes nėra nei veidrodžio, nieko. Sveiki, aš Vincas ir aš dalyvauju šiame projekte. O kaip tu? Čia sugalvojai dalyvauti? Nežinau, galvoju, aš bandysiu gal. Negalvoju apie laimėjimus, galvoju apie kaip akimirką praleistą čia su žmonėm. Gaminti mėgsti? Taip, gaminu labai daug. Šiaip galbūt labiau tokia itališka virtuvė. Manau, kad labai gerai man sekasi. Troškinius. Puikiai ruošiu troškinius. Tai nusprendžiu išmėginti savo jėgas kažkur rimčiau, žinai. Tokia. Atižiūrėk va čia tada, ne? Ir jūs kartu? Taip, aš irgi kartu. Jūs į maisto areną? Taip, taip. Aš irgi. Tai gerai, varom. Labą dieną. Prašom, užeikit. Kaip matau, punktualumas nėra stipriausiai jūsų pusė, ne? Sorry. Prašom. Batus tik tai nusimaunam, gerai? Labai gražus butas. Ačiū, kaip tik va parduodam. Na, manau, labai smagu, kad Persikas imasi šitos iniciatyvos samdyti tokius žmonės, nes jiem tikrai yra sunkiau visuomenėje. Ant jų uždėtas tam tikras štampas. Gera akcija iš dalies. Iš dalies. Iš dalies taip, bet iš kitos pusės tu nežinai, už ką jis teistas, tai šiek tiek gal nejaukoka. Taip, Greta, čia. Čia, prašau. Čia. Aš Viktorija. Taip, pasižiūrėkit, čia jūs geriau žinot. Gerai, praeikim, jo. Ar verta man prisistatinėti? Manau, ir taip mane visigi pažįsta, nu. Čia. Ir taip 5 minutės jau Palauk, vėluoja. čia dar viena, nu. Oi. Norim, tik laukiam ir Jo. jūsų. Aš girdėjau, čia pas jūs būtas parduodamas. Nu, gerai girdėjot, jo. Ir ruošiama paskutinė vakarienė. Tikrai. Ir virėjų sakė trūksta. Tikrai taip, va, kaip tik O, jūsų tai kortelė. gal ir čia, užtektumėt? Kaip Prašom, šaunu, va. prašom, O, tai užeikit. aš čia su jaunimėliu Jo. turėsiu būti. Aš esu Rima iš Vilniaus, esu senjorė. Turiu labai daug laisvo laiko, todėl mėgstu gaminti maistą ir gamintu namuose pati. Ir man labai patinka, nemėgstu šitų pusfabrikačių. Tikrai taip. Ar mes visi visiems gaminsim, ar kiekvienas atskirai, kas čia bus? Trumpai. Kiekvienas atskirai, jo. Tai čia koks konkursas bus? Mhm. O nieko savo patai. Oi, kur tik nesu, ir čili picoje sudirbęs, ir Hesburgeriuose. Jo, dabar va pažiūrėkit, kiek restoranų mano yra, nu. Ką čia duoda šitos įrankius?
Ne, čia jie savo. Ai, Tai ir aš su savo krepšeliu atėjau. Oi, tai aš nuo mažumės, jo. Močiutė iš tikrųjų labai daug imponavo, tai va gal dėl to Rita ir truputėlį, Rima žavi. Tai va, tai manau, jo, močiutė gal didžiausią įtaką padarė dėl to, va, kad ir esu dabar toks rimtas šefas. Nėra toks žinomas, kaip vaizduoja. Ai, dar kažką man turite. Va, prašau. Tai jau nebrangusis. Su savu žiursteliu atėjau. O turite anūkų? Oi, turiu 4, 2 mergaitės ir 2 berniukai. Kuris man mielas prie širdies, kišenikės yra, kur galiu telefončiką įsidėti, į dar ką nors. Gerai, galiu būti su savo. Ačiū. Tai, kad čia jaunimas užėmė visą stalą, man prisiglaus. Aš manau, kad ta močiutė yra sena. Čia šalia gali. Na tai taip, man jau tikėti nereikia, tai galiu ir ant kampo būti. Ane? Nu, fainai, man patinka bendrauti su jaunimu. Juoda. Šiaip iš tikrųjų daugiau vilčių turėjau. Tai mano krepšelis yra irgi stebuklingas. Net ir stebuklingas. Tai čia turiu kai ko, kas mums tikrai prireiks. Gerai? Tai va, taigoj. Ir imsim iš jo kaip iš stebuklingo krepšelio. Gerai? Gerai. Vienas už kitą žodžiu geresnė. Sveiki, mėly žiūrovai. Šefas tai toks biški nagleką įjungęs. Manau, man jau prisistatyti nereikia. Nesuprantu, ar jis čia rimtai iš visi, ar jis čia toks rimtas šefas, ar jis čia apsimetinėja. Šiandieną noriu pristatyti kartu mūsų bendrą darbą su persikas.com, tai būtent tiem, kuriem rūpi maistas. Ir norėčiau pristatyti mūsų bendrą šou Maisto arena. Na, gavome, ką gavome šiandieną, turėsime su tuo verstis. Nu, misteris šefas, aš suprantu, kad jisai nori iš mūsų tobulybių, bet dėja... Nesijuokim, gerai. Kaip matau, iki tikrų šefų toli dar kai kam. Nu, bet turim, ką turim. Pamatysit. Aš esu senjorė, bet turiu patirties. Aš nesakysiu savo amžiaus. Aš Viktorija, gamint nemoku, bet man atrodo, fainai praleisim laiką. Aš Greta ir man patinka iššūkiai. Aš Vincas ir man patinka Greta. Dabar žiūrėkit. Kaip matau, restoranai mane atsiuntė praščiokus. Mes ne restoranų darbuotojai. Mes paprasti žmonės. Svėja, mėtytas, nesuprantu, žinau, ką iš vis čia veikia. Vienas iš jūsų gaus galimybę mokykis ir dirbti mano restorane. Tam, kad dirbtumėte pas mane, galioja griežtos taisyklės. Reikia ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių ir kūrybiškumo. Ir išmanyti, kaip gaminti patiekalus greitai ir gerai. Atranka prasidės nuo teorinių žinių patikrinimo. Kažkoks užsiraukęs, nesuprantu, ko jis toks susiparinęs. Klausiu klausimų, kas pirmas atsako, spaudžia skambutį ir į klausimą už atsakytą gaunate 5 minutės laiko maisto gamybai. Iš viso 10 klausimų. Kas nieko neatsako, galite iškart varyti namo. Kuo daugiau laiko surinksit šitam raunde, tuo bus lengviau kitame. Aišku? Aišku. Gerai, pradedam. Turiu klausimą. O gal galima kažkaip biški draugiškiau su mumis bendrauti, ne? Kaip matau, tai tu pirmai iškrisi. Jeigu taip atsitiks, tai aš iškrisiu ikoniškai. Bet kad man atrodo, mes čia susitikom kurti, o negriauti. Ne, nu čia tu maišai truputėlį kažkokią meditacijos stovyklą su... Tylos! Virtuvė. Pradėsim, ar visi supratot viską? Yes. Taip. Šefe. Nelabai supratau? Supratau, sutinku. Nu, bet gerai, biški duoda tokios kontrolės, spaudimo, nors aš šiaip manau, kad dar gera šefė būtų močiutė. Čia gerai mus pakapotų visus. Pirmas raundas, pirmas klausimas. Kaip vadinama tradicinė žemaitiška užtepėlė, gaminama iš sviesto ir grietinės? Taip, Rima. Kastinis. Visiškai teisingai. Prašom jūsų kortelė. Kaip vadinama populiari lietuviška mitybos platforma ir programėlė, kuri kuria asmeninius mitybos planus ir padeda pasiekti norimus
kūno rezultatus. Kuri kūrė? Gerai, nesiginčiam, nemaži vaikai esam. Taip, man atrodo, Vincas buvo. Persikas.com. Pasaka. Prašom ir tau 5 minutės. Tai va, tai man patinka viskas, kas greitai, neužtrunka daug laiko, naudoju Persiko programėlę, tai ten fainai gali stebėti ir kalorijas, ir recepčiukų fainų yra paprastų, tai man kas greitai, aš gyvenu greitam tempe, pas mane viskas daug keičiasi, tai kad būtų patogiai. Senovėje šis gėrimas Lietuvoje buvo vadinamas skystąja duona. Jis gaminamas... Bet žiūriu, taip šaunuoliai visi žinote, ne? Neišklausę klausimą. Gerai? Jinai pirma. Gira. Tikrai taip, gira. Mano moto yra Žiūriu, per lengvi klausimai čia jų mane. nedalyvauk, jeigu nesiruoši laimėti. Įsivaizduokite, 0,5 litrų talpos buteliuką šviežiai spaustų apelsinų sulčių. Kiek maždaug vidutinio dydžio apelsinų reikia tokiam kiekiui sulčių išspausti? Aš manau 15. Rima labai prašovės. Labai. Labai net? A, į kurią pusę? 5. 5, Greta, visiškai teisingai. 5 nu. tik, ne, negali būti. Aš Nesiginčim, gerai? Aš čia netėjau draugų ieškoti. Sekantis klausimėlis. Šis kietasis sūris pavadintas žemaičių milžino vardu. Taip, Rima? Džiugas. Aš ranką nusidaužysiu, dabar ne vieną dar nesakiau. Tiesiog ranką daužau. Ir manęs net nemato. Restorano klientas informuoja, kad yra alergiškas glitimui. Kuris iš šių 3 lietuviškų ingredientų jam būtų griežtai draudžiamas? Bulvės, grykiai ar miežinės kruopos? Tavo valanda atėjo. Grikiai. Grykiai. Ir atsakymas yra... Neteisingas. Kruopos, ane? Miežiai. Taip. Pliama, nu Taip, teisingai. Nieko būna kitą klausimą atsakyti. Nu, šaudi panelė. Tik sėkmės galiu palinkėti. Tore biškai pasitempėm, kažkaip atsiliekam. Nu, bando. Aš bandau. Atsakyti, nu. Įsivaizduokite standartinę porciją 2 vienetų, cepelinų su mėsa ir spirgučių padažu. Vidutiniškai tokia lėkštė turi apie 7-900 kalorijų. Kiek maždaug valandų vidutinio tempo ėjimu prireiktų, norint išvaikščioti tokius pietus? Pelinus. Kiek išvaikščiot? Išvaiščiot. Nu, Rima, spėjam. 2,5 valandos. Ar duokas neapsidžiaugia? Jūs man pasakykit. 3 valandos, taip, Rima, šaunuolė. Nu, ašgi sakiau iš karto. Ten jaunas, čia, suprantat, atėjo laimėti, čia neaišku ko. Kiekvienas su savo pričiūdais, nuomonėm. Patirtis. Patirtis. Gerai, susikaupiam. Bakterijos greičiausiai dauginasi tam tikrame temperatūros diapazone. Kokia temperatūra nuo iki Celsijaus, o ne Fahrenheitų? Taip. Klausom. Jau viskas? Taip, viskas. Pakartokit klausimą. Projekto dalyvius, tokie įdomus žmonės tikrai. Įdomu, kas jūs čia atrinko dalyvauti. Greta. Spėčiau nuo 20 iki kokių 40. Ne. Aš bandysiu. Gerai. Taip. Galiu. Kažkur +3 +10. Irgi ne? Nuo 5 gal iki 40. Arti tiesos, bet irgi prašovėm. Nuo 5 iki 60. Aš galėjau dar paspausti, pabandyti atsakyti. Gerai, nereikia čia. Kiek jūs čia sumokėjo, kad jūs tą persiką įdėtumėt, jeigu nebefilmuoja Ne, tai kamera? nieko čia. Tarp mūsų, ne? Jo, nebefilmuoja kamera. Nu kiek ten, 50 eurų sakė duos. Ir dar maistą sakė, galėsiu pasiimti. Dietologai sako, kad gerieji riebalai yra būtini. Lietuviai nuo seno spausdavo aliejų iš sėklų, kurios dabar pasaulyje vadinamos supermaistu. Iš kokių mėlynai žydinčių augalų sėklų spaudžiamos
Man tai ko? Greta. Iš linų, Iš linų. semenų. Man tiesiog iš esmės pergalė patinka. Sėmenų. Teisingai. Dar 5 minutės. Tikrai duoda užmojį laimėjimui. Tas toks žodis pergalė, žinai. Viktorija, biškai pasitempėm gerai, nes matau Aš užkritimas. negaliu pabandyti paspaus, man net neleidžiat. Kas neleidžia? Nu mes čia atėjom nemedituot, kaip sakant. Ruošiate pusryčius ir svečias užsisako kiaušinį po š. Koks skystis be vandens būtinai pilamas į puodą, kad kiaušinio baltymas greičiau sutrauktų ir neišsiskaidytų? Taip. Actas. Nu va, patirtis ir vėl laimėjo. Dar 5 minutės, ponė Rima. Dėkui. Tai va, bet, tikiu, žinokit, močiutė, kad vis tiek su patirtim viskas žmogus, tai tikrai pasiūlys, manau ką. Kągi paskutinis klausimas, kuris bus 10 minučių vertas. Bakterijos, palauk, ne šitas. Va, vištienos krūtinėlė laikoma liesiausių mėsos pasirinkimu. Kiek maždaug gramų baltymų gautumėte suvalgę standartinę 200 gramų svorio krūtinėlę? Čia tai klausimas. Taip! Žinau. Taip! 50. Taip! Taip! Susiję. Nu jau Galų gale. A tai jau galvoju, tai tikrai jau čia. Maistas gali kvėpti, tai aš matau čia visur filosofiją. būtume atsisveikinę, Greta. Tai kaip ir žadėjau. Aš Viktorija, ne Greta. Ai, gerai, pabūsi ir Viktorija. Ant manęs 10 uždėkėlės minučių, normaliai, prašau. per tave. Nemaivosi. Nu, aišku, per daug maivas, kandžiojas, Viskas? pažiūrėkite mane. Man smagu padalyvauti. Dabar tai, klausom. Laukia mūsų sveikuoliška užduotis. O jūs žinot, kur jisai tapo šefu? Ne. Jisai teistas buvo. Teistas? Taip. Ir kalėjime pradėjo gaminti. Matosi. Apie 500-600 kalorijų turi būti kebabas. Ir kaip minėjau, sveikuoliškas. Visiems viskas aišku. Nu, nesuprantu, tai kodėl kebabai, ką lietuviškų patiekalų nėra sveikuoliškų. Jau kai šventės, tai piragėlių iškepu po 400 piragėlių. Būt lietuviška, tai turėtų būti lietiniai. Tai galėsit ir pasitestuoti, pasižiūrėsit, gal ir lietuviškus padarysit lietinius. Lietinius galima su sveikuolišku maistu pasidaryti. Kam tie dabar tortilijos šitos? Su grybais, su kopūstais, su obuoliais. Kaip jau žinot, vieni turėsit mažiau laiko, kiti daugiau laiko. Su džemu, su aguonomis. Ir svarbiausias dalykas. Kiekvienas trauksite po 5 skirtingus ingredientus. Ingredientai. Apsikeisti negali, jeigu nepatinka. Aišku, kad negali. Tai jeigu tik padažus ištrauksim. Viskas turėsi suktis iš padėties, nes aš ir noriu pažiūrėti, kaip jūs kiekvienas jaučiatės stresinėse situacijose. Bet ten tikrai visi tie ingredientai yra to dėžiai, kurie mums reikalingi. Nepradėkim, gerai, Rima. Visi ingredientai čia yra viduje. Aišku, traukėt po vieną ingredientą ir iš to gaminsit. Aišku? A kaip, aš turiu Taigi nematytų, A, turi Rima. nematyt. Taip, traukėt ir viskas po vieną. Palaukit, kažką tai ne. Gerai, ne loterijos kamuoliuką čia turiu. Nu tai va, tai pagrindinis. Greta ar ten Viktorija. O, agurkėlė labai gerai. Duosi man kelyčiai. Močiutė pozityvi. Ką tu ten žiūrėjai? O, čia džiaugiuosi. Tinka, tinka. Feta, puikiai. Graikiškas jogurtas ir kiaušiniai. Lenkiškai. Aš nepasiekiu. Sveiko maisto. Filadelfija. Ar salotus, labą dieną. O, ką čia dabar gaminsim, kaip čia kas? Opa.
Va, norėjot lietuviškų patiekalų, tai bus ir lietuviški patiekaliukai. Bulys. Tu turi, Vinsai? Brokolis. Gerai, kad nesukčiautų, žiūrim, ištrauksiu, aš padalinsiu. Penktą. Tai aišku, man sūrinis šiandien. O, pomidoriuko. Pliusas, ar ne, su bulve? Jo, mačiutė, tai kaip sakau, simpatiją tikrai jaučiu, šaunuolė. Matosi, kad kažką tikrai galės pasiūlyti, viską, tikiuosi žino, kas tas kebabas daiktas yra. Nu, man iš dalies pasisekė, bet paskutinis prizas buvo nelabai. Atvirai pasakius, niekada nebuvau maisto fanatė vaikų maitinime. Bet aš manau, kadangi aš turiu daug papildomų minučių, man suspės išvirti bulvę su lupenam. Nei savo vaikų neverčiau niekada valgyti. Jeigu nepatinka, sakau, prašau, norėsit, ateisit, paprašysit. Ir tikrai bus mažai kaloringa. O šiaip visi ingredientai tikrai tinkantis kebabui ir aš esu labai patenkinta. Lygiai taip pat ir su anūkais, nežaidžiu ten nei su degtukais, kaip kad im kasnelį arba už mamytę, už tėvelį. Salotos, krapiukai, vištytė, kurią reikės sukapoti, kadangi čia ne faršas, ir padažas. Gaila, kad kaip sakant, ne majonezinis, bet šitas irgi labai tinka ir mažai kaloringas. Niekada ir nepikau. Reiškia, jie buvo neskanu arba nepatiko, nu tai kodėl aš turiu juos versti valgyti. Tik pas mane bus, man atrodo, toks sveikuoliškas sūrinis kebabas su agurkėliais, kurią tikrai nepamaišys marinuoti. Žmonėms, kurie mėgsta įdomesnius skonius, netradicinius ir kurie turi specialių mitybos poreikių. Avokadžiukas, feta, gauda sūris, varškė proteininė ir marinuoti agurkėliai. Taip, aš gavau pomidorą, špinatus nesalotus, česnakinį padažą, kuris yra labai kaloringas tikriausiai, ir balzamiko, acto padažą tikriausiai ir Filadelfiją. Ir sėkmės man. Ar turit kam linkėjimus perduot? Ne. Tai jie ten nepaveikti. Ne vegetariškas, nei kepti, nei virti, nieko, nu tu pasisekė jai. Jo, visi įvairūs, labai įvairūs žmonės. Aš gavau brokolį, sveikuolišką daržovę, graikišką jogurtą, tai bus kaip padažas, taip pat lenkiškus kiaušinius. Taipogi kiaulieną, 70% mažiau plastiko, neaktualu, bet taip, tai yra kiauliena ir X faktorius yra obuolys. Gerai, tai laiką visi savo žinote, kiek turim. Tai prie darbo, ko jūs sėdit? Gerai. Važiuojam. Kebra, laikas eina, greičiau. Vincė, tu savo darbų neturi, ar kaip yra? Aš nesuprantu. Stenkimės. Vincė, tu supranti, kad tu 10 minučių turi? Tai aš padėjau moteriai. Nu, žiūrėk, kad tau tai po to ta pagalba, žinai, neišlystų pro kažkur. Galėjau geriau atsakinėti klausimus pradžioje. Būčiau daugiau laiko turėjau. Viskas darom. Greičiu. O jūs nematot, keptuvė dega, nu? Taip, jau dedu. Degu. Nešypsomės ir neusimaivom. Gerai, Greta, dirbam, nu. Žinoma, Greta yra. Jūs gal su ją pažįstami iš anksčiau? Teko susitikti. Maloni moteris. Aš manau, kad ta močiutė yra sena. Aš čia netėjau draugų ieškoti. Į pomidorą susikoncentruojam. Žiūrovams linkėjimai. Ačiū, kad žiūrit. Greta, tu užmiršai žiūriu, kiek laiko turi, ne? Nu, kaip jums buvo nesakęs? Nu, va, tenkiai, man didžiausia. Kurios tortilijas atidarom? Nieko, jūs nesijaudin. Laiko turit, jeigu ką viskas tvarkoj. Aš turiu labai daug sūrių, turiu avokadą ir agurką. Tai viską miksuosiu, tiesiog dėsiu, lenksiu ir aš nežinau, ar kepti, gal geriau nekepsiu. Bus toks salotinis kebabas, sūriškas salotinis kebabas. Aš vėluoju pakepti kiaušinį ir dabar bandau su švariu peiliu supjaustyti brokolį, bet nerandu savo peilio, nes Viktorija turbūt paėmė. Aš nepaėmiau peilio, taigi daug tų peilių yra. Prašau, druskė. Ačiū labai.
Gerai, tvarkomės. Sakau, yra pliusas tas, kad aš turiu papildomų minučių. Žiūrėkit, duodu truputėlį česnako. Kiekvienas gali irgi pasižiūrėti pagal skonį. Su avokadu labai česnakas. Vištiena ir Su graikišku kitą jogurtu, mėsą, tarp jeigu kitko, reikia geras kapoti kebabas. visą laiką. Kebabui reikia kapoti mėsytę. Tai va, aš kapoju. Iškai atsiprašysiu, mačiute jūsų produktų, Yeah. patraukį šonų, gerai? Gerai. Va, žiūrėk, pasiemi ir traiškai. Viskas. Nesu šitai, ruočiai. Taip. Mokyk tos Gal studentus. galite atsiks, šefė? Ką jūs be manęs darytumėt, klausykit, nu? Ačiū. Kągi, pagalvojau čia truputėlį, kadangi turi mūsų nuostabų partnerį persikas.com, tai kiekvienas gausit po persikiuką. Kur Valgyti? Ir jį būtinai įdėti reikia Kokį valgyti? kebabą? Aš jau susukus. Jau čia jau jūs galvojat, kaip padarot, gerai? virtuvės Rimai išjungi, nu. Rimai išjungi keptuvę. Kas 7? Ai, kažkaip tas. Gal ir 7. Bet atsiprašau, mano senovinė dujinė plytelė trečia geriau. Bet geriausia. Geriausia, patikimiausia, mylimiausia. Iš karto, nu, kas O vyks? kodėl nedavėt? Kas vyks? Tai buvo viskas taip, kaip per sviestą. Ar aš patys turėjot pasirinkti, gerai? Tai gerai, bet tai tada... Fainai, man patiko gaminti, man patiko tas azartas, patiko tos 10 minučių, per kurias turėjau labai greit suktis. Anksčiau turėjot viską susitvarkę, būt, aš nesuprantu, nu. Nei vienas nesame tobuli, ar ne? Tai retkačiais galėtų truputėlį mus pamokyti, o nešaukti ant mūsų. Jovalą palieka čia. O kaip? O, aš tai Čia pakepti tą kebabą, čia salotinis kebabas, manau, kaip jis... Ant tos pačios mentelės Nu, aš neklaustom taigi persiko ir... neturiu laiko. Nu tai kaip aš su fetu sūriu Neturiu. dabar nedera. Tai čia Šitie bus... skoniai Taigi tiesiog čia nedera. derės. Ir su avokadu vidų. Viktorija, tu manęs neklausai, man greičiausiai atrodo. Nedera, Tai aš sakau, šalia- nedera, reikėjo nuplauti tada. Nu, kad visas būtų kaip savo laiku Aš savo tiek- vietoj. Bet aš esu tokio olimpinio principo žmogus. Svarbu dalyvauti. Gerai, jeigu reikia pirštinių, va, pasimti. Gerai. Pas mane labai nuostabiai galų gale pradėjo veikti keptuvė ir aš šitą, Užmiršote kiaušinis? kad šitą. Va, pažiūrėk. Dabar darau Visiems. paprašymus, kad mūsų šefas džiaugtųsi pamatęs. Ačiū labai. Mano nuostabų kebabą, nes jisai jau iškepė realiai. Aš jau galėčiau jam duoti, bet... Atsiprašau, kaip? Nuostabų kebabą. Aš labai ilgai galvoju, ne? Gal Gretai kažkokią simpatiją jaučiu, man tai visai patinka jos tas naglumas toks. Šiaip taip. Kebra, jums tai iš viso jau laiko nebėra. Aš nesuprantu, ką jūs dar čia Dabar veikat, ką galvoju, jūs čia kaip sukatės. Aš kaip ten bandau čia improvizuoti kažką. Mažiausiai vaibinu, šiaip nežinau, su visais vaibinu. Buvo labai paprasta, padariau viską itin greitai, man neprireikė mano viso laimėto laiko. Bet kas vat patinka? Salotus iš tikrųjų gerai atrodo. Sako, Tai kažkas gausi. Beveik iškepė, bet man liko kelios minutės, tai turbūt turėsiu dėti ją beveik tokią. Nu, skubu, nes labai didelį savo iššūkį padariau, Vincai, tu spėjai? kad pamaitint visus. Gal. Arba aš per daug mėsos pridėjau. Kad ne tik šefai būtų. Bandau sukt. 10 sekundžių? Taip! Šefas tai man tokį turką primena, aš nežinau, iš kur jį čia gavo, kas jį čia pasamdė. 8, Man dėt, gal... 7, Nedėsiu, gal. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Viktorija, visai baig. Viskas. Gerai. Ir šiaip man visai atrodo faina čia kompanija. Vuolia! Ar nesupratau, jūs ką čia, o tai kam jūs tiek daug? Aš irgi šiaip realiai galėjau padaryti kaip ir Rima, visiems po kebabą. O kaip galvot jūs Taigi, nenorite? A tik jūs galvot ragausit? O kitiem ką nereikia? Iš Rimos, kaip ir tikėjomės, puikiai susitvarkiau su užduotim. Mesgi be pietų čia plušo marėm, o jūs dabar norite, kad jie neturėtų to malonumo? Su technologijom, va, išmokau ir orkaitę įsijungti viską, pasaka, viskas tvarkoja. Nieko mergaitės nepergyvenkit ir Vincai.
Va čia tai geras. Ir svarbiausia, persikai. Iš tikrųjų jo, nustebino kai kurie dalyviai, nesitikėjau iš jų, kad jie gali gaminti. Žodžiu, tai pagaminau kebabą, buvo gan sudėtinga daryti kebabą per 10 minučių, ypač tokioj mėsmaliai. Tai šiek tiek prideginau kiaušinį, mėsa, sakyčiau, spėjo vos iškepti. 10 sekundžių? Taip! Patį kebabą dar norėjau pagrilinti ant galo, bet gal gavus kokios 20 gerų sekundžių, tai jis, nespėjo apšilti visas. Bet iš esmės aš džiaugiuosi, kad tiesiog sugebėjau baigti. Ir jo, kebabas įdomus, jis dar turi obuolį. Iš Vinco vėlgi, žinot, nieko nesitikėjau ir gavom, turim, ką turim. Tai obuolys su mėsa visai įdomus derinys. Tai va, iš Viktorija visai nustebino. Tai ką, mano salotinis kebabas, šiaip ingredientai nebuvo blogi. Į kebabą aš niekada nesu tai bandžiusi dėti tokių dalykų. Ne, Viktorija, Greta. Avokado, persiko ir panašiai bus įdomu. Padariau iš pradžių gerą formą, o tada, kai antrą kartą, trečią kartą dariau, viską tiesiog sugadinau. Viktorija šiek tiek nuvylė jo, tikėjausi jau, kad... Nepakepiau, ką sprendžiau kepti ar nepakepti, bet gal ir gerai, kad nepakepiau, tai... Gausim, gal ir labiausiai taip netikėjausi. Bus įdomu, šefai paragauti, nes aš nežinau, kaip man pačiai reiks paragauti, bet... Tai didžiausias, kaip sakant, nusivylimas yra. Buvo smagu. Tai Greta iš tikrųjų nustebino jo. Štai mano kebabas. Šiaip jei atvirai jaučiuosi kiek nusivylus dėl savo gautų ingredientų. Galvojau tikrai tokia arogantiška, pasipūtus viską ir... Na bet ką, dariau iš to, ką gavau. Galvojau, daug tik tai kalba, o negalės nieko parodyti. Kaip sako, gyvenimas tau duoda citriną, tai išsispausk limonadą. Čia iš tikrųjų buvo toksai gal didžiausias atradimas. Tai kągi, mūsų maisto arenos projektas juda į pabaigą. Dalyviai vieniem geriau, kitiem prašiau sekėsi. Tai kadangi Greta mūsų pirmoji pabaigė gaminti, tai prašom, kviečiam, ragausim, žiūrėsim, ką čia turim. Šefe? Tai Greta trumpai papasako, kaip tau pačiai sekėsi, kaip vertini savo darbą. Galbūt minėjau reportaže anksčiau, kad nusivyliau gautais ingredientais. Tačiau gavosi, kas gavosi ir mane įkvėpėte jūs, tai pavadinau šį kebabą. Greta, surimtėjom, išlaimą. Taigi, pavadinau šį kebabą šefo Kellerto kebabu. Kellerio gal. Įkvėpė šefas, jūs ir aš nusprendžiau pavadinti kebabą būtent šefo. Man irgi šonkas. Mane įkvėpėte jūs? Kiekvieną dieną sutinki žmonių, kurie gali tave įkvėpti. Šiam receptui ir... Taigi mane įkvėpėte jūs. Dabar tiesiog kitą pakvies, Gretas prie tavęs sugrįšim, gerai? Gerai, Greta, matau, sunku susikaupti. Vėliau tada sugrįši, gerai? Ačiū. Tai, mielas šefe, čia yra mano nuostabus kebabas su kiaušiniais ir... Ai, Vincas biškai gal užknisa, bet, tipo, tarkim. Kiaulienos faršų, taip pat obuolio, graikiškų jogurtų. Vincukas tai be žodžių. Geras vaikas. Kaip man. Ir vienu ekstra ingredientu, kurį pamiršau. Persikas. Ne, persikas. Nesprantu, ar iš čia maivosi, tipo, ar iš tikrųjų toks yra. Bet tokiai, tipo, reikia priimti visus, kokie yra. Ne, jisai šneka ir viskas su tema, su toks ir atrodo ir kuklus, bet kartu ir reiklus. Obuolys. Jau sakiau. Kažkas dar. Visi davai požiūrį. Nieko mes tuoj pasižiūrėsim, paragausim. Laiko, matau, iškep pritrūko, ne? Na, 10 minučių galbūt šiek tiek mažokai, ponės šefė. Ponės šefė.
Sunkiai čia pjaunas jau matau iš karto. Matai, žinok, aš savo nieks nenutinka be reikalo. Brokolius, obuolius, žinok, visai daro. Visai geras dalykas. Mėsos pyk, nepyk, žinok, tikrai neparagausiu. Matau, kad neiškepus. Kiaušinis perkeptas truputėlį. Mentelės neradau. Va, dega kiaušinis, Vincas laksto. Kur mentelė? Kas vyksta? Bet tai čia visai... Taigi rankom apversti jau galėjai, nu? Mentelės tikrai. 10 kartų valdė. Kas paėmė mano mentelę? Žmonės mentelės. Kur mentelės? Buvo daug mentelių. Va, dabar su mūsų nuostabėja programėlė pasižiūrėkim, ką mums čia rodo. Jūs galvojat, ką aš tik vienas vertinsiu, nieko panašaus. Taigi va, su persikas.com programėlė nusifotografuojame nuotrauką, tik tai 425 kalorijos. Tai Vincai, tikrai šauniai, viską sukomponovai, kaip ir sakėm, puikiai telpi rėžius. Pasižiūrėkit iš karto, tortilijos suktinukas su kiaušiniu, brokoliais, obuoliu, viską puikiai apskaičiuoja. Taip. Gerai. Kiek man, jeigu, taip skaičiuojant jau nuo mažumės, tai 30 metų, žinau, gal patirties turiu. Bet jums 29. Tai čia... Ne, tai aš ir sakau, kad jau nuo mažumės aš. Tai mano kebabo pavadinimas yra pavasarinis įsimylėjimas. Kai norisi tokio lengvumo, ateina pavasaris, saulutė šviečia, nesinori sunkiai valgyti, gaivumo, tada agurkėlis pakutena truputį pilvuką, avokadas taip maloniai nuteikia. Žodžiu, toks pirmų 3 mėnesių įsimylėjimo stadija. Tai kviečiu įsimylėti. Jo, iš pirmo žvilgsnio sunku įsimylėti, matau. Kepta nebuvo, taip? Ne, nekepta. Gaivu, lengva. Prieskonio truputėlį pamiršau, ne? Truputėlį dėjau, bet nepadauginau. Ar ragavai pati? Ne, neragavau. Neragavai, tai man, aš ką sakiau? Reikėjo ragauti, kiekvieną kartą ragauti, kad taip galima atsiskleisti. Aš taip mokinė dar. Kol kas matau, žinau, geriausia dalis tai persikas šitame. Rimtai? O aš dar galvoju, ar įdėti vidų. Nu va, kur čia šiukšliadėžė? Sakėt neblogai. Tai kur tai ar yra ta įsimylėjimo stadija? Tai sakau, persikas jaučiasi. Kur geriausia dalis persikas. Kito, žinok, sunku įsimylėti man. Tai pabiški, tai tada reiškia tai ilgalaikė meilė čia, kur ateina ir jau tada po truputėlį viskas. Nu ir kągi, pasižiūrim, kiek turime mes čia kalorijų. Spaudžiame nuotraukytę, padarome nuotrauką. Kaip manai, kiek bus? Ne, neįsivaizduoju, manau, kad mažiau negu... Apie 500 sakėte, ne? Tai mažiau, manau, bus tikrai. Mažiau bus. Žymiai. Mane visi... 520. Ką? Tai gerai, pataikiau. Taip. Daržovių ir fetos sūrio suktinukas. Labai tikrai pataikyta yra. Tikrųjų, tai aš nelabai moku gaminti, aš nežinau, kodėl mane čia pakvietė. Gal koks nuvartas? Gerai, ačiū Viktorija. Čia galiu išsinešti? Ne, nepamiršti. Aš meilę su savimi. Nu, Greta, kaip? Tai šefo Kellerio kebabas. Šefo Kellerio. Skanaus. Nu, moki, tik čia šiandien. Aš gal pirmą nusiskanuosiu, pažiūrėsiu, kaip čia galiu valgyti, ne? Na ir kiek tų kalorijų? 560. Va, su konservuotais persikais ir grietinėlė. Gerai. Žinok, neblogai. Žinok, tikrai neblogai. Pateisinai savo lūkesčius. Gerai, Greta. Nu, ačiū labai. Malonu. Ačiū. 3 persikai. Jie yra kebabai pagaminti
stengiantis, kad kuo mažiau būtų kalorijų. Kadangi čia įeina bulvės, visi skaito, kad bulvėse labai daug kalorijų. Bet aš viriau lupinuose, kad sumažinti tą kaloringumą. Yra vištiena, krapai, persikas, kečupas ir salotų lapai. Va, žmogus matosi, kepė, iškepta, viskas tvarkoj, aišku. Pasidarom nuotrauką ir... Kiek čia kalorijų turėsim, pasižiūrėkim. Bijau nespėti. Bijot nereikia, žinokit, viskas tvarkoj. Negi bulvės mane pavedė. Ne. Keptos vištienos ir salotų suktinukas su 348 kalorijom. Išmanau daug apie kulinariją, tai galbūt netgi daugiau negu mūsų šefas. Rima, puikiai susitvarkėt su užduotim. Dabar skonis. Matosi iš karto. Pasako. Labai gerai. Gerai. Labai, Rima, gerai. Dėkui. Viskas. Ačiū Jums labai. Gerai. Tai jūs norėsiu visus pavaišinti, po mūsų konkurso nepabėkite, atsigersime arbatos su mano kebabais. Nu kągi, išaušo maisto arenos finalinė dalis, kur sužinosime, kas iškrito, kas toliau keliauja į kitą etapą. Taigi, norėčiau visus dalyvius pasveikinti. Kaip manot, kas geriausiai pasirodė? Na, manau, laimėtojas neįtin nustebino. 50 ant 50. Tai pirmą norėčiau ir pasveikinti tada mūsų Rimą, tai didžiausia aplodismentai, didžiausia balų skaičių. Ačiū. Ačiū Rima, tada kelite drąsiai keliauti. Kažkodėl tai buvo linkusi, kad Greta laimės. Jau į kitą etapą ruoštis, o ten tikrai garantuojama iššūkių jums netruks. Matosi, kad turi patirties, patikrinta patirtis. Buvo labai paprasta, nes jie ingredientai nieko nereikalavo ten kepimo ar kažkokio troškinimo. Vis dėlto aš buvau sunkiausioje padėtyje, man reikėjo 2 produktus, kurie reikalavo virimo, tai yra ne tai, kad paėmė supjaustė ir sudėliojai. Man reikėjo bulvės išvirti, man reikėjo vištieną iškepti. Tai už tai truputėlį pliusas buvo tas, kad aš vis dėlto už visus turėjau daugiausia papildomų minučių po pirmo turo. Taigi, galvojau dar tarp kelių variantų, kas čia geriau pasirodė ir panašiai. Truputėlį buvo neramu, kadangi nebuvau pirma. Tada gal kažkiek sunerimau. Greta. Taip, Greta, žinok, visai sužavėjo. Buvau gana užtikrinta. Sužavėjo, neslėpsiu ir pavadinimas. Tai prašom, 9 balai, Gretai, paplojam. Gerai ruoštis, Greta, taip. Ką Vincas? Liko Viktorija ir Vincas. Tai va, vienam geriau, kitam ne taip gerai sekėsi jo. Gal Viktorija, aš manau, jinai labiau verta pasilikti. O atsisveikinti reikės su... Aš manau, kad aš galiu būti 3 vietoje, nes kebabas nebuvo toks blogas ir aš manau, kad Sunku truputėlį jo. su šitam projekte aš galėčiau labiau atsiskleisti dar daugiau ir aš pagavau azartą. Daugiau tikėjausi iš to žmogaus. Vis Vincas. Mėsa buvo neiškepta, apie ką mes kalbam. Viktorija. Ačiū. Sveikinu, Vincai. Bet čia, žinok, dar ne viskas. Man gaila Viktorijos, nes Man liūdna. Aš norėjau dar pabūti. patiko su ją bendravimas, jinai tokia nuoširdi. Viktorija tokia malelietka biški, kaip sakoma. Metinė persikas.com programėlės prenumerata. Galbūt jinai nusipelnė pasilikti, o iškris galbūt turėjo Vincas vis dėlto. Ačiū. Aš būčiau dar čia pavarius, nu bet ką. Ačiū. Ji man atrodė užtikrintesnė. Iki. Ačiū šefui. Šefo simpatijos nepelniau, tai viduj norėčiau aš neiškristi, bet vis tiek kažkoks jausmelis buvo, kad... Jis? Sveikinu, Vincai. Kitame etape. Nustebinta,
Ir aišku, džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad įvertintas mano darbas, kad įvertintas mano skonio pajautimas. Aš galvoju, vis tiek visi jums tokias arba žemės spalvas, arba juodas, tai aš kažką tokio ryškesnio, kažkaip iš savęs, iš vidaus išsitraukiau. Ar galvoju, ar gausiu 3 vietą? Jo, manau, ir tikrai ne Viktorija. Turit kam linkėjimus perduoti? Oi. Gal kolegai kokiam buvusiam iš restorano? Ja, Gamta gali kvėpti, knygos gali kvėpti, kolegom tai truputėlį vis tiek susipykę būdavom, čia dažniausiai viską, tai maistas gali kvėpti, tai aš matau čia visur filosofiją. Perduodu linkėjimus savo broliui Juozui. Nežinau, tiesiog senai mačiau, dėl to perduodu jam linkėjimus. Aha, nu tikrai seniai matėjai. Mhm. O kodėl aš linkėjimus niekam